Garbė Jėzui Kristui, mėly broliai ir seserys, prašom sėdėti. Kaip įprasta, kiekvieno mėnesio 13 dieną Šiluvos bazilikoje turime progą pasiklausyti katechezės, pamastyti vieną ar kitą tikėjimo temą. Kaip žinot, mėly broliai ir seserys, ateinantys metai yra jubiliejiniai metai, popiežiai kas kiek metų skelbia jubiliejinius metus. Daugelis iš jūsų prisimena 2000 metus kaip jubiliejinius metus ir praėjus 25 metams štai vėl yra proga išgyventi krikščionybės jubiliejų ir bus daug kalbama apie jubiliejaus prasmę ir bus daugybė žmonių, kurie išgirs šitą kalbėjimą, šitą kvietimą vykti į Romą, aplankyti apaštalo Petro ir Pauliaus kapus, pasimelsti prie jų, aplankyti didžiasias bazilikas, įeiti pro jubiliejinės duris. Tokia yra sena krikščionybės tradicija ir piligriminės kelionės yra būdas atnaujinti savo tikėjimą, priimti Dievo gailestingumą, priimti Dievo ištikimybę ir dar kartą sąmoningiau pasirinkti Kristų. Ir popiežius Pranciškus šiuos metus, 2024 metus, skelbia kaip maldos metus. Tai nėra mojuojama plakatais, nėra šitas šūkis kažkur užrašytas, kad štai dabar šitie metai jubiliejiniai. Tiesiog kviečia Pranciškus melstis, kad žmonių širdis būtų kuo atviresnės ir mes labiau pasiruoštume jubiliejiniams metams, o taip pat turime progą atnaujinti savo svarstymus, ką reiškia melstis. Kai svarstome, jog popiežius paskelbė maldos metus, tai turbūt ir keliam tokį klausimą, o kas yra ta malda, kodėl krikščioniui reikia melstis, kokie tie maldos vaisiai, kaip aš galėčiau savo maldą pagerinti, kaip ta malda turėtų būti geresnė, mane labiau Dievui atverinti ir kaip ta malda gali labiau patikti Dievui. Taigi, turbūt daugelis iš jūsų prisimenat popiežių Benediktą XVI, jisai trečiadieniais vesdavo tokias katechezės ir viena iš katechezių temų buvo apie maldą, maldos mokykla. Ir štai visai neseniai pasirodė tokia knygelė Benediktas XVI maldos mokykla. Ta knygelė visai plona, katalikiškuose knygynuose ją galima rasti ir tikrai verta krikščioniui savo bibliotekoje turėti tokią knygą ir ją nuolat paskaitinėti. Jinai gali mums priminti, kaip reikia melstis. Maldos yra maldaknygėse, maldos yra taip pat šventajam rašte, brevijoriui, arba mūsų specialios yra maldaknygės pasidarytos pačių, mūsų mylimos maldos sudėtos, bet kaip reikia melstis, kaip naudotis maldomis, kad jos kuo geriau atliktų savo misiją. Tai štai tokioj knygoje galima surasti daug žinios iš popiežiaus Pranciškaus, popiežiaus Benedikto XVI katechezių. Ir nežinau, ar jūs keliat šitą klausimą, kodėl turiu melstis ir ką reiškia malda, bet daugelis krikščionių tą klausimą klausia, kai pradedam kalbėtis apie maldos būdus, apie maldos svarbą. Ir atsakymas į šitą klausimą galėtų būti labai paprastas. Kodėl aš turiu melstis? O melstis turiu dėl dviejų priežasčių. Nes į šitai kviečia Jėzus. Mano Dievas kviečia melstis. Ir jeigu mano Dievas į tai kviečia, vadinasi, ir aš jam atsiliepiu, pasirinkdama maldą. Nes malda, ji
išreiškia mano tikėjimą ir taip pat tikėjimą ugdo. Jeigu aš noriu kažkokiu būdu pasakyti, kad aš esu tikintis, tai tą geriausiai galiu pasakyti, kaip meldžiuosi. Malda mano tikėjimą išreiškia. Dėl to mes meldžiamės kiekvieną dieną ir ypatingai sekmadienį susirenkam kaip bendruomenė, tam, kad išreikštume savo tikėjimą, išpažintume, kad mes paragautume įvairių maldos formų ir tuo pačiu pagilintume, labiau būtume tikintys, nes paprasta priežastis į tai mus kviečia pats Dievas. Melskitės ir nepaliaukite. Ta sakė apaštalams ir tas palikta yra mums. Tai tiesiog tai yra būdas patirti Dievo artumą. Tai yra būdas ruoštis žmogui susitikimui su Dievu. Mes visi žinom, kad mūsų gyvenimo tikslas yra pasiruošti stoti Dievo akivaizdo, nukeliauti į dangų ir matyti Dievą veidas į veidą. Tai tam, kad aš galėčiau pasiruošti tam susitikimui, aš jau dabar į Dievą kreipiuosi, apie jį svarstau, apie jį galvoju. Ir tai yra geriausias būdas, kuris mano gyvenimą keičia, mano širdį keičia. Aišku, mes dažniausiai esame įpratę melstis, kai ko nors prašom. Kai reikia sveikatos man, mano artimiesiems, štai ir į Šiluvos baziliką, čia prie malonėmis garsėjančio Marijos paveikslo atvažiuojam prašydami labai dažnai sveikatos. Savo šeimos nariams, artimiesiems. Dabar prašom taikos pasauliui, taikos tiem kraštam, kuriuose yra karas. Prašom ir įvairiausių kitų Dievo malonių ir džiaugiamės, kai tas malonės išvystam arba girdim, kad jos pasiekė žmonės. Bet taip dažnai mūsų maldos atrodo, nepasiekia rezultato arba neišsipildo taip, kaip mums atrodo. Ir keliam klausimą, o kodėl turiu melstis, o gal blogai meldžiuosi, jeigu štai nėra taikos. Kiek žmonių prašo taikos, o tos taikos nėra. Kiek daug žmonių prašo pagalbos pakilti iš priklausomybių arba pagyti, bet ne visi pagyja ir ne visi susitaiko, ne visi pakyla iš įvairiausių priklausomybių. Tai tada klausiam, o kodėl? Ar Dievas neišklauso to žmogaus maldos? Ar taip atsitiko, kad žmogus gal nemokėjo melstis, gal blogai meldžiasi? Ir tokie klausimai visada mums kyla ir mes svarstom, kaip čia geriau surasti atsakymą. Ir turbūt švento rašto pavyzdžiai liudija mums visiems, kad malda, ji Dievo išgirstama, ypač ta, kuri pasakyta iš nuolankios širdies, kuri yra nuolatinė, kuri yra dažna, kuri yra atkakli, pilna pasitikėjimo. Visada, kai Jėzus sutikdavo tokie žmonės ir atkakliai prašydavo kažko, Dievas vėliau ar anksčiau į jų prašymą atsiliepdavo, net jeigu jie būdavo ir toliau. Ir mūsų turbūt užduotis yra atkakliai, drąsiai ir ištikimai nuolat prašyti. Aišku, dažniausia, teisingiausia malda bus ta, jeigu mes ne tik tai savo troškimu ir prašymu tą maldą vainikuosim, bet vainikuosim sakiniu: tebūna Dieve tavo valia. Aš prašau sveikatos, aš prašau pagalbos, aš prašau, man atrodo, tokio dalyko, kuris mano nuomonė yra reikalingiausias, bet Dieve, tu geriau žinai, ko galų gale man labiau reikia. Ir tada atsiveriu Dievo planui, labiau jo išminčiai negu savo troškimams, labiau Dievo asmeniui negu savo užmačioms. Tai tas yra labai svarbu padaryti kiekvienoj mūsų maldoj. Nors ir pasakom taip, kaip norim, taip, kaip mes prašom, bet tą sakinį
gera yra prisiminti ir pasakyti, Dieve, tu geriau žinai, ko iš tiesų man reikia. Tu suteik tą vieną ar kitą dalyką, kuris man yra reikalingiausias. Taigi, mėly broliai ir seserys, taip svarbu, kad mes, aišku, ir savo poreikius pasakytume, patvirautume Dievo akivaizdoje, bet labai svarbu, kad mes ne savo tuos norus keltume kaip pagrindinį tikslą, bet Dievo asmenį, kad jis yra svarbiausias, kad su juo galim būti, į jį kreiptis, į jį atsiremti, iš jo gauti pagalbą. Ir tada Dievas pirmiausiai mūsų širdį daro nuolankesnę, klausančią, mylinčią, pasitikinčią, o tada ir tie prašymai vienaip ar kitaip išsipildo. Dievas tikrai suteikia, kas mums geriausiai, ko mums labiausiai reikia. Nes malda pirmiausiai keičia mūsų širdį. Ji labiau yra atviresnė, joje nėra tiek puikybės, tiek išdidumo, tiek noro valdyti viską. Jeigu aš prašau pagalbos, jeigu aš dėkoju ir jeigu aš pasakau, Dieve, te būna taip, kaip tu nori, te būna tavo valia. Tokia širdis yra Dievui patinkanti širdis, nes ji nesididžiuoja prieš Dievą. Dažnai mums atrodo, kad meldžiamės, tai čia mūsų noras, mūsų apsisprendimas, melstis, prašyti Dievo, bet kaip rašo popiežius Benediktas XVI knygoje Maldos mokykla, štai šitoj knygoje, kad malda visada yra Dievo pirmumas. Reiškia, Dievas mus paskatino maldai. Vadinasi, malda jau yra Dievo veikimo vaisius mumyse. Kaip ir šventam rašte skaitom, niekas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia tam nepaskatino. Kitaip sakant, jeigu jūs norit melstis, jeigu jūs norit kreiptis į Dievą, jeigu jūs norit peržengti bažnyčios slenkstį, atsiklaupti, žvelgti į paveikslą, sunerti maldai rankas, pasakyti viešpatie tikiu, viešpatie prašau, viešpatie ačiū, būkite tikri, kad jūs jau palietė Dievas, kad jis pirmasis pasibeldė jūsų širdį, kad jis jūs persmelkė, paskatino šitam žingsniui. Tai ne aš sugalvojau, tai ne mano vien tik tai noras ateiti čia ir šauktis Dievo. Tai jau Dievas mane persmelkė. Kitaip sakant, Dievas visada pirmasis kreipiasi į mus kaip ištikimasis. Ir jau mūsų maldos yra tik tai atsakas į Dievo veikimą. Taigi malda yra dviejų asmenų susitikimas, bendrystė. Reiškia, Dievas mane pakvietė, paskatino, paragino, priminė, štai į mano sąžinę pasibeldė ir aš atvykau ar į Šiluvos šventovę, ar į savo parapijos bažnyčią, ar savo maldos kambarėlį, nutariau pasimelsti, paėmiau į rankas rožinį, atsiverčiau maldaknygę ir šventą raštą. Tai jau Dievo palietimo, taip sakant, ženklas. Ir tada yra nuostabu pasakyti, ačiū tau Dieve, kad paskatinai mane melstis. Štai nuo to labai yra gerai ir pradėti kartais melstis. Ačiū tau Dieve, kad tikiu, kad tu mane palietei, kad turiu tikėjimo dovaną, kad esu mylimas, mylima, kad tu mano gyvenime. Ačiū tau. Noriu tau pasakyti, noriu paprašyti, noriu tau paaiškinti, pasitarti. Ir tada tikrai ta atvirumo valandėlė mintyse Dievui gali įvykti. Taigi, nuostabu, kad malda yra ne tik tai mūsų krikščioniškam kely, bet ją maldos patirtis turi ir žydai, ir netgi visose religijose tai yra svarbi žmogaus atvirumo Dievui išraiška. Nes kiekvienas žmogus, bet kokioj kultūroje, turi troškimą kreiptis į begalybę, į pilnatvę, turi tą norą siekti laimės ir nori įveikti savo ribotumą, laikinumą. Ir malda yra tai, kas pranoksta ir atstumus,
pranoksta ir laiką, ir sujungia į bendrystę daugybę žmonių. Ir nuostabu, kad mes skirtingai melsdamiesi, skirtingose kraštuose ir skirtingais būdais, o vis dėlto galim žiūrėti vieną kryptim į vieną viešpatį, kuris su kiekvienu asmenišką ryšį palaiko. Ir taip mūsų tikėjimas tampa gilesnis, o mūsų visų bendrystė didesnė. Mes vienas kitam tampam artimesni, nes visi kartu skirtingais būdais semiamės iš Dievo kaip iš šaltinio. Nors ir skirtingai meldžiamės, bet iš to paties Dievo semiamės jėgų, sveikatos, stiprybės ir išminties. Ir mus visus tas suartina, mūsų tarpusavio ryšius sustiprina. Ir galų gale net ir mes vienas kitam tuomet esame atrama, kai meldžiamės ne tik tai patys vieni ir galbūt tik savo intencijom, bet taip pat, kai meldžiamės draugė su kitais. Taip svarbu iš tikrųjų ne tik tai melstis tai, kas man rūpėtų, mano šeimai būtų reikšminga, bet praplėsti savo maldos geografiją, kaip sakant, įtraukti įvairius žmonės, įvairius reikalus, įpinti į savo gyvenimo istoriją. Taigi, mėly broliai seserys, kalbamės apie maldos temą, nes popiežius Pranciškus šiuos 24 metus kviečia skirti maldai ir pasvarstyti, kokia yra mano malda, ar tikrai ji jau yra tobula, ar galėčiau dar ją patobulinti, ar iš tiesų galėčiau kažkaip ją pagilinti ir kad ji būtų labiau sąmoningesnė, labiau pripildyta Dievo troškimo. Ar mano maldos tikslas yra mano rūpesčiai, ar noras patirti Dievą, išgyventi jo artumą. Ir štai tam, kad mes pažintume, kaip geriau melstis, yra tokia knyga Maldos mokykla Benedikto XVI ir joje aptariama ne tik taip, kaip meldėsi Jėzus, ne tik Jėzaus malda aptariama, bet taip pat ir svarstoma apie Senojo testamento žmonių maldas. Pavyzdžiui, pradžios knygoje, kaip meldėsi Abraomas už tuos žmonės, kurie gyvena nuodėmės pilname mieste, kaip meldėsi Jokūbas ir galinėjosi su nepažįstamuoju, ir tos imtynės yra taip pat prilyginamos maldai, nes malda mūsų gyvenime neretai yra sunkus darbas. Yra imtynės su tinginystė, su rūpesčiais, su mintim įvairiom. Tai verta ir apie tokį palyginimą pagalvoti ir kaip tose imtynėse nepralaimėti, kaip maldoje, kaip sunkiam darbe išlikti laimėtojais. Aišku, popiežius Benediktas kalba ir apie Mozės, Elijo maldą. Pats viešpats Jėzus labai dažnai meldėsi psalmių maldą, tai neišvengiamai svarstant apie maldos rūšis verta aptarti ir psalmes, ir popiežius Benediktas šitoj knygoje pasakoja, dalyjasi mintimis, kaip melstis psalmių malda. Ir aišku, kalbama ir apie Jėzaus sekėjų, apaštalo Pauliaus, pirmojo krikščionio kankinio Stepono maldą, apie tai, kad malda yra vertinga, kai ji susieta su Dievo žodžiu, ir taip pat pristatomos kai kurių šventųjų maldos, kaip meldėsi kai kurie šventieji. Ir štai matydami prieš akis įvairių žmonių maldos liudijimus, mes galim paklausti, o kaip aš meldžiuosi, o kaip aš toj maldo ištveriu, ar tikrai nepristingu ištikimybės, kantrybės, kas padeda melstis, kas jiems padėdavo ir kas jiems trukdė melstis. Galbūt ir mano gyvenime vienas ar kitas dalykas galėtų padėti,
kad malda būtų geresnė, malda labiau mano širdį keltų į Dievą ir taip pat padėtų man pažinti, koks yra Dievas, o taip pat ir padėtų pasiekti galbūt vieną ar kitą dalyką, dėl kurio žmogus ryžtasi melstis. Aišku, kiekviena malda yra ir žmogaus pastangos, ir taip pat atsiliepimas į tą Dievo dovaną. Galima sakyti, vienas gražiausių maldos apibūdinimų, kaip ir popiežius Pranciškus rašo, tai yra pradžiugimas šventąja dvasia. Gali sakyti, kai žmogus meldžiasi paliestas Dievo dvasios. Ir pats Jėzus Luko Evangelijoje 10 skyriui rašoma, kad pradžiugo šventąja dvasia. Bene vienintelė vieta, kur kalbama, jog Jėzus džiūgavo, džiaugiasi. Tai šventoji dvasia, taip sakant, jame reiškėsi, šventoji dvasia vedė į tą džiaugsmą ir kiti galėjo tai patirti. Kai žmogus meldžiasi, jame taip pat yra daug šviesos. Neįmanoma pikto žmogaus malda, tokio pasirengusio daryti blogą žmogaus malda. Tai tiesiog nesusipratimas. Žmogus, kuris meldžiasi, jisai nusiteikęs siekti ramybės, jisai nusiteikęs linkėti ramybės, jisai trokšta atleidimo. Jeigu žmogus meldžiasi ir pyksta, tai kažkas vyksta, reiškia kova jame, nes pyktis, priešiškumas, nuodėmė ir malda tai yra skirtingi pasauliai ir tarp jų visada vyksta kova. Mes kartais iš tiesų supykstam, galbūt ir supykstam ant kitų žmonių ir ant Dievo ir žinot ką, tada irgi galima melstis, bet tada tą pyktį aš tiesiog išpasakoju. Dieve, kodėl? Dieve, man labai sunku. Dieve, yra labai keblu. Aš nesuprantu, man neišeina priimti. Bet vis tiek tame pyktyje, tame priešiškume yra ir tokio atvirumo, kad aš tai atėjau su tais mazgeliais pas Dievą. Net ir Marija, ypač popiežiaus Pranciškaus mėgstama, yra kaip mazgų išrišėja, kaip ta, kurios akivaizdoje galima išnarplioti įvairiausius mazgus, problemas. Tai mes ateinam su rūpesčiais, su skundais, bet turim ir atvirumų. Ir va tas atvirumas, tas noras siekti ramybės ir pilnatvės liudija, kad malda keičia žmogų ir veda teisingų kelių. Tai mums taip svarbu turbūt visuomet pasirinkus maldą prisiminti kelis dalykus, kad tai yra dovana pirmiausiai, kad tai yra ne mano, bet jau Dievo duota dovana, kad tai yra kvietimas būti ištikimam, kantriam, tęsti savo šitą pradėtą praktiką, kad tokiu būdu aš ugdau savo tikėjimą, jį išreiškiu ir kad malda žmogų ugdo, augina ir jungia su kitais žmonėm, kad tai būtina krikščionio gyvenimui ir be maldos mūsų gyvenimas nebus pilnavertis ir mes nepažinsim nei Dievo, nei pasiruošim dangaus karalystei. Ir mums į talką visada te ateina šventieji, tie švento gyvenimo žmonės, kurių maldos liudijimą randame ir šventame rašte, ir taip pat bažnyčios tradicijoje. Taigi verta paskaityti štai tokią knygą, kaip ir bet kurią kitą dvasinę knygą, kad mes savo santykį su Dievu truputį augintume. Pasižiūrėtume, kaip kiti meldžiasi, ką kiti mąsto tuo klausimu ir savo pritaikytume. Galbūt vieną mintį, galbūt kitą, bet uždegtume savo troškimą geriau atlikti savo krikščionišką pareigą. Geriau melstis nuoširdžiau, ištikimiau, kantriau, atrasti maldoj galbūt ir tylos daugiau, klausymosi ir labiau prisotinti savo gyvenimą Dievo artumo, tam, kad po šito žemės kelionės galėtume įregėti veidas į veidą ir tam, kad pasimeldę iš tiesų uoliau
norėtume gyventi taip, kaip Viešpats mus visus moko. Taigi dėkoju Jums, kad meldžiatės, kviečiu kiekvieną iš Jūsų tobulinti, auginti maldos gyvenimą, bandyti susipažinti ir su kitais maldos būdais, ne tik tai melstis mum įprasto maldom, rožinio malda, ar poteriais, ar skaityti litanijas, bet taip pat melstis ir skaitant psalmės, ir melstis su šventuoju raštu, ir visada, bet kokią maldą meldžiantis, nutilti, skirti laiko ir truputį tylai, kad vieną kitą žodį pakartočiau, klausyčiausi savo sąžinės, klausyčiaus Dievo, kuriam kalbėjau daugybę žodžių ir stengčiausi su juo vienybę išgyventi. Dabar, kaip ir kiekvieną 13 dieną, pasimelsime prie išstatyto švenčiausio sakramento rožinio malda, o paskui drauge švęsime šventąsias mišias.